Labas rytas, mėly Baltijos televizijos žiūrovai, kaip ir kiekvieną šeštadienį rytą su jumis sveikinusi aš Arūnas Lisenka ir laida Drifting su D1 Sport ir Startline garažo. Šiandien laidoje matysite Klaipėdoje įvykusio drifto festivalio apžvalgą, išsamų interviu su Mantu Kulvinsku. Taigi šioje laidoje norėtumėm vėl nukeliauti į mūsų uostamiestį ir apžvelgsime street klasę. Let's get busy, yeah, who's with me? All these lights and they all so pretty. Just one night to live like kids. See, I'm on fire and it's my city. Savaitgaliai į Švyturio arenos automobilių stovėjimo aikštelę kovoti 2 dienų driftingo festivalyje susirinko virš 50 sportininkų iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Varžybos įvyko per plauką. Lietuvos automobilių sporto federacijos drifto komitetas buvo nusprendęs neišduoti varžybų organizatoriaus licenzijos viešai įstaigai D1 Sport, bei taip uždrausti Klaipėdos Švyturio arenos aikštelėje surengti šoninės slydimo varžybas. Vis dėlto antradienį licenzija buvo išduota ir klaipėdiečiai galėjo išvysti 2 dienų driftingo varžybas. Pirmąją festivalio dieną šeštadienį greičio ir adrenalino fanatikai stebėjo baterį gatvės drifto iššūkio bei baterį drifto pirmenybių kvalifikacijas. D1 Sport pademonstravo pasunkintą Kiss the Wall rungtį. Betoninius atitvarus, pro kurios siekiama praslysti kuo arčiau, pakeitė specialiai šiai rungčiai paruoštas automobilis. Užduotyje dalyvavo 11 dalyvių, kurie stengiasi paliesti automobilį arba kuo arčiau privažiuoti. Kas užkabina, gauna maksimumą 100 balų. Rungtį laimėjo latvis Regnars Mozga, vairavęs BMW 328 automobilį ir atstovavęs Team Blaze komandą, pasakojo D1 Sport prezidentas Kastytis Alekna. Pats Regnars Mozga patikino, kad jis dievina lietuviškas varžybas. Aš dalyvauju tik 2 metus, tačiau man labai patinka drifto varžybos Lietuvoje, nes jos mažos, tačiau tuo pat metu ypač greitos, teigia Mozga. Pasak Aleknos, kita rungtis Parking King neįvyko, nes per didelio dalyvių skaičiaus. Organizatorius paaiškino, jog paprasčiausiai pritrūko laiko. Garbingąją antrąją vietą porinių važiavimų gatvės lygos kovose užėmė Darius Kepežinskas, trečiąją Valdas Vindžigelskis. Kiti dalyviai taip pat pritarė top 3 pergaliai. Lenktynėse dalyvauja beveik kiekvieną kartą tie patys dalyviai. Šiandien buvo maždaug visi lygus, tačiau be abejonės nugalėtojai verti tokio vardo, teigia Kęstutis Kelpša, atstovaujantis Drift Devil komandą. Po apdovanojimų ceremonijos ištikimiausi greičių gerbėjai galėjo sudalyvauti Drift Taxi ir patys pajusti kraują kaitinantį adrenaliną. Iš anksto arba vietoje užsiregistravę žiūrovai buvo vežiojami labiausiai patinkančiais dalyvių automobiliais. Tikriausiai kiekvienas su manim sutiks, kad Mantas Kulvinskas yra tikrai vienas iš stipriausių sportininkų. Juo labiau, kad neseniai vykusime Rytų Europos drifto čempionate užėmė 1 vietą. Su filmavimo komanda mes nuvažiavome į Vilnių, pas jį į garažą ir su juo draugiškai pasikalbėjome. Sveiki Baltijos televizijos žiūrovai, taigi šiandien atvažiavom į Vilnių pas Mantą Kulvinską į svečius. Sveikas, Mantai. Labas. Na tai, nieko nelaukdamas iš karto bėgu prie pirmo klausimo. Driftas. Tikrai įdomi sporto šaka. Kada po Vilnių tu susidomėjai, kada pamatėjai ir kada pats tai užsikabinai? Tikriausiai pamačiau prieš kokius 4 arba 5 metus. Čia buvo senais laikais, BMW fanai driftindavo Žymės aikšteliai. Mus Vilniuje, tai va matyt, nuo tada ir užsikabinau. Tai pirmas tavo bandymas lysti šonu tai buvo nelegalus, ar ne? Nežinau, ar taip galima sakyti, bet manau, kad taip. Ar susilaukai kokių problemų dėl to? Ne, kažkaip man pasisekė. Ir tada, kada jau į sportą atėjai? Buvo, manau, prieš 4 metus pasidarėm vieną mašiną, su ją važiavom gal 2 metus, kažkaip jinai paslaptingai, kabutėse sudužo ir dabar turim antrą projektą, su kuriuo važiuojam jau 3 metus. Tai koks buvo pirmasis tavo automobilis? Irgi toksai pat, tik 4 durys. O variklis, tarkim? Buvo tais laikais 2.8 įdėtas graužtukas vadinamas, aš jį kankino metus laiko. Tai tiesiog tau pasidarė galios, galbūt per mažai, koks sprendimas lėmė būtent pereiti prie šito automobilio, kuris mūsų už nugaros? Kažkaip matyti tada, kai atėjau, labai stipriai pradėjo populiarėti driftas ir labai stipriai pradėjo viskas augti.
tai teko ir vytis. Mes tada, atsimenu, ant to mano motoro uždėjom turbiną, bet buvo vienos bėdos, nes vis lūždavo, sprogdavo ir taip toliau. Tai paskui nusprendėm po kažkiek laiko, kad reikia įdėti vieną kartą normalų ir gerą ir su juo važiuoti. Na, tave stebint drifto arenoje, tai būtent tikrai rodai gerus rezultatus, labai gerai važiuoja, asmeniškai man vienas esi iš favoritų. Tarkim, būtent kokia tai yra paslaptis, galbūt daug treniruojasi. Na, tarkim, ką darai gerai, kad gerai važiuoji? Mes šiais metais atradom vieną taisyklę, ramybės. Kai važiuoji ramiai ir visiškai negalvoji, kai rezultatas jis važiuoja dėl savęs, tai tada geriausia rezultatai gauna. Tarkim, man tai vis tiek 4 metai šiame sporte, tai tų varžybų buvo tikrai, manau, nemažai, etapų nemažai. Kokios tavo būtų pačios įsimintiniausios varžybos? Man visada patinka greitos trasos, tai įsimintiniausios tikriausiai praeitas etapas EDC Kačerginėje. Labai smagu Latvijoje. Na ir dabar bandysim išmėginti Vengriją, tai tikriausiai, kad tenais irgi bus labai smagu. Tai tuomet sugrįžkim neperseniausiai įvykusį Rytų Europos drifto čempionatą. Na, džiugiai tau pasibaigęs, ar ne? Kaip vertini tas varžybas? Na ir kodėl vis dėlto užlipai kaip tavo nuomonė, kodėl užlipai ant aukščiausios pakilos? Galbūt, nežinau, truputį paprovokavom mes Blušą, bandėm su juo pažaisti ir gavosi taip jį truputį apgauti, kad jisai įslystų už trasos, nes jisai iš tikrųjų yra be proto greitas ir jį nugalėti trasoje, tai yra labai sunku. Labai sunku. Kaip matėme iš reportažo tiesiai iš įvykio vietos, iš EDC, sakei, kad technika gana gerai laikė, jokių problemų, bet dieną prieš buvo kažkokių problemų, gal tiesiog plačiau apie tai papasakoti. Buvo taip vadinama tiesa ąžuolo nusileidžiant, užtraukus rankinį, jis tiesiog prapuolė. O prapuolė dėl to, kad nulūžo suporto laikiklis. Ten, žodžiu, iškrito kaladėlis ir taip toliau. Beveik iškrito. Kadangi čia yra, kaip vadinama, custom made, pas mus galas visas, mes jo greitai nespėjom rasti, turėjom atsarginę detalę tik tai Vilniui. Tai tuo mūsų treniruoti ir baigėsi, kai grįžom į Vilnių, susikrovėm visą dalis iš pačio ryto, susidėjom ir vėl pradėjom treniruotis. Ir kas šiaip yra labai gerai, nes kabutėse gerai, nes jeigu būtumėm toliau treniravęsi be jokių bėdų, tai ant finalo tikriausiai nebūtumėm turėję padangų. Nes jeigu būtumėm gavę pakartojimą, būtų labai reikėję pasukti galvą, su kuo važiuoti. Nes padangas kiek turėjom, tai viską sudegėm. Na, kaip man teko domėtis, pasaulyje yra priskaičiuojama apie 160 automobilio sporto šakų. Ne? Tai driftas, vėlgi sugrįšiu kaip ir pradžiai, kodėl tada driftas, ką tu jame matai tokio ir kad taip pasirinkai būtent važiuoti tokioje sporto šakoje? Kas tave žavi? Man turbūt labiausiai žavi tas šou, tie poriniai važiavimai, atstumai, dūmų kvapas, debesys dūmų ir manau labai patrauklų žiūrovam, nes kaip nereikia lakstyti, kaip raliuose po dopus, anksti ten kelti, dopą uždaro prieš 2 valandas ir taip toliau. O čia žmonės atvažiuoja, viską mato vienoje vietoje, viskas aišku, groja muzika, atmosfera. Bet tarkim iš techninės pusės, ką driftas labiausiai reikalauja, tarkim susikaupimo arba, na tarkim, ką driftas labiausiai reikalauja iš sportininko, kas? Aš manau, kad turi būti labai gerai susidraugavę su mašina. Nes mašina turi klausyti vairuotojo, o ne atvirkščiai, kaip kartais būna. Praeitame interviu kalbinom Andrių Čibirką, Čiparne, ir būtent jisai sakė, kad technika neypatingai, ta prasme, jisai savo tvarkė automobilį ir jisai pasiskolino kito, draugo, ar ne? Ir jam sakė, tai labai diskomforto didelio nesudarė. Tai kaip manai vis dėlto, ar labai reikia priprasti prie savo automobilio, kad siektum rezultatus, ar vis dėlto, kaip Čipas sako, daug slypi ir vairuotojo rankose tiesiog? Manau, kad Čipas yra teisus, bet šiaip dažniausiai mašinos būna daug maž, tarkim, vienodos stiliaus arba netgi tos pačios markės, tik tai skiriasi varikliai, tai ganėtinai lengva priprasti. Čia reikia valandos, tarkim, treniruotis ir tu jau pripratęs su juo gali važiuoti. Šiais metais atsirado street klasė. Vis tiek spėjau ir pastebiu joje, nors ir nedalyvauju. Buvai Kėdainiuose, bent jau pasitreniruoti. Ką gali apie tai pasakyti? Ar matai to street klasiai augančius, kad ir tavo pačio konkurentus? Kaip manai, plačiau tiesiog pakomentuoti? Man tai labai patinka, kad yra street klasiai šiais metais, kad duoda jaunimui
pasireikš važiuoti, konkuruoti tarpusavyje, tikrai ten yra potencialių vairuotojų, tikrai labai stiprių ir manau ateityje tikrai bus geri konkurentai, galbūt ne man, jeigu važiuosi, nevažiuosi, nežinau, kažkam kitam. Bet labai sveikintinas, nežinau, kas tyčio čia dalykas yra padarytas, nes jaunimui kažkur tai reikia važiuoti ir jie tikrai nori važiuoti, o taip ir vienintelį lygą, viskas, manau, labai gerai. Tai tiesiog gal aš labiau pykstu ant tų profesionalių vairuotojų, kurie ten jau matymą važiuoja kartu su jaisiais ir juosios kabutėse skriaudžia, tai aš asmeniškai nevažiuoju vien dėl to, tegu hebra mokinusi, jeigu jiem reikia padėti paklausti, gali paklausti, mes jiem padėsim visada. Na, bet kokiu atveju Klaipėdoje vykusiame etape, kuriuom tu nebuvai, tai gana, kaip tu sakai, tiem profesionalam nušluosti nosis. Tas iš tikrųjų džiugu. Pakalbėkime apie tavo šeimą. Kaip jinai reaguoja į tavo sportavimą? Palaiko, ar bijo, o tu kaip mėgėjas greitesnių trasų, ar ne? Taip, palaiko, viskas gerai. Galbūt mama truputį labiau bijo, bet šiaip visi palaiko už visados atvažiuoja į varžybas, tai smagu. Kartu važiuojat, ar ne? Jeigu jie gali, atvažiuoja. Vis tiek, kaip ir minėjau, daug varžybų turėjai, daug išvykų. Galbūt kas nors buvo kada nors atsitikę, koksai kuriozas, kažkoks įvykis, kurį tiesiog prisimeni, papasako, kas tai buvo. Tikriausiai įvykis toksai buvo nelabai mums malonus, tik važiavom Rytų Europos čempionate Baltarusijoje, kas šiaip ten yra nuvažiuoti labai sunku su tom kvailom kabutėse muitinėm, kur daug reikia labai ten stovėti ir aiškinti jiem, ko važiuoja ir ką darai. Mums atsimenu tik nuvažiavus, viską pasiruošus, tik išvažiavus, apšilom vieną ratą ir jau įsibėgėjime, iškrito sankaba per greičių dėžę. Tai va, grįžom atgal į boksus, pasižiūrėjom, gal serdėm viską, pasirodė nėra taip blogai, bet reikėjo sankabos, tai greitai komandos nariai sušoko į mašiną, nuvažiavo prie sienos, pieškom perėjo sieną, čia kita komandos nariai, kurie čia buvo atvežė sankabą pieškom, jis įsikrovė, tuos 5 ar 10 kg per sieną pieškom praėjo, grįžo. Mes dar spėjom įsidėti viską, turėjom išvažiuoti, turėjom gal 40 minučių treniruotės, tada variklis kažkodėl tai paslaptingai užsikaprizino, tai dar kokias 2 valandas mes ten gaudėm, kas ten yra neblogai, galiausiai, kai sugaudėm, tai buvo tamsu, nieko aplinkui nėra, arba mūsų buvo treniruotės, atsimenu, šiaip nelemta diena, tarkim taip, bet ryte atsikėlus, lyjo. Tai reiškia, ką visi mokinosi ant sauso, jiem kaip ir neėjau šunį nuo uodegos, nes reikėjo per naują mokintis, tai mes kaip ir praradom, kaip ir nepraradom nieko. Gavosi, kad sutaupėm daug padangų, aišku, sugadinom daug nervų, bet rezultatas tada visai neblogas buvo, viskas gerai baigėsi. Ir vėl komandos dėka? Tikrai taip. Ir dar norėčiau paklausyti tavęs vieną dalyko. Iš drifterių išgirstam, tarkim, kada street klasė važiuoja ar ne pro klasėje ir tarkim tie stipresniai varžovai skundžiasi, kad prieš lėtesnį varžovą važiuoti yra daug sunkiau. Ar sutiktum su tuo? Taip, esu taip pralaimėjęs 2 kartus prieš lėtesnį, nes nežinau kaip paaiškinti. Jau stengiasi dėtis ir prastesnės padangas, bet tie, ta prasme, greičių skirtumai, tai nežinau, jau kažkaip reikėtų gal nufilmuoti, nežinau, tiksliau nesąmoningi greičių skirtumai yra. Ten taip sunku, iš paskos jau atrodo, nebeturi ko dėtis ir turi ten stabdys ir rankinis ir vos gazos ir tu vis tiek įremi ir tai būna užsispaudė, kad nebeturi kur dėtis arba įsitiesinti, arba tiksliau jį ten truputį pastumti, nes norit jaunimo ten per daug stumdyti, tai atsileidė, pralaimi ir baigėsi tai. Bet tai yra, vadinasi, sunku yra lėtai važiuoti, taip suprantu? Su tokia technika, kur manau dabar Lietuvoje yra tikrai kokie 10 mašinų taip paruoštos, tai lėtai važiuoti tikrai su juo yra labai sunku. Kėdo dabar visi, kaip ir jau važiuoja su semislikais, naujom padangom, tai pripratę važiuoti greitai, tai kaip gauna tokį priešininką, tai tikrai yra labai sunku. Supratau. Dabar norėčiau, Mantai, su tavim pašnekėti apie šitą bolidą mums už nugaros, kur stovi, ar ne? Čia tam tikra prasme sukryžmintas vokietis su japonu, ar ne? Kodėl toks pasirinkimas? Kodėl būtent pasirinkai Supros variklį? Kažkada svajojom, atsimenu apie tai, paskui nedėjom, nes buvo labai didelė kaina jų išaugus, o paskui kažkaip gavosi, kad už gerą kainą nusipirkom ir pasidomėjus juo, tai sąlyginai tie arklio galios pakelimas yra sąlyginai pigus. Ta prasme, standartinis motoras be jokių problemų veža 600 arklių, o tarkim tuos pačius plytas vadinamus, bet BMW variklius tai reikia ten jau truputį lysti, kažką tai keisti.
Tai vat mes pirmą sezoną tai važiavom su visiškai standartu. Paskui pagalvojom dėl saugumo, kad jį įsiardyti, tai servis iš vis nieko neradom blogo. Tai tiesiog dėl saugumo viską pasikeitėm, perdarėm, kad būtų jį galima suk daugiau, kreiviai gražesnė būtų. Tai va dabar sukamės į 8,5. Palei 700 arklių va čia matau, ne per seniausiai, prieš porą dienų. Kreiviai buvo puikiausiai, važiuoja be jokio problemų, mes 11 varžybų atvažiuojam ir nieko absoliučiai variklių nekeitimo per tepalų keitimų. Nieko jam nereikia daryti. Kaip kalbinom Timą, Timas sakė, kad apskritai būtent tas 2GZ variklis yra vadinamas drifto variklis, ar ne? Ir Timas sakė, kad netgi visuomet orientavosi į šį variklį ir pats toksai stovi. Ar tai tiesa? Manau, kad taip. Dar būt gal pridurčiau, tai yra 2.8 LS serijos varikliai, dar čia turbūt antras drifto motoras yra. Dabar Ramoška turi įsidėjęs tokį. Ar buvo problemų? Ar reikėjo daug ką perdaryti, kad tas variklis čia būtų įtalpintas? Nes ganėtinai sunkiai čia telpa, nes yra didelis, ganėtinai sunkus, čia gal vienintelė jo problema. Turės problemų su aušinimu, mes tą bėdą įsprendėm. O toliau greičių dėžės buvo gamykliškai brangios ir pačiuosios, tai mes sukryžminom su BMW, padarėm ten adapterį. O daugiau tai jis laiko puikiai, pradeda paskui važiuoklį nebelaikyti. Tai pusėšiai lūžta, iškrenta, dar kas nors ir taip toliau. Čia kaip atsimenu praeitų metų Urmo bazė, ar ne? Taip, tų pusėšių esu sulaudęs pilną, ten lentyną galėsiu parodyti, 8 tikriausiai. Šiaip šiai minutė esi patenkintas savo bolidu? Nu, dabar įsprendėm visas bėdas, tai jokių bėdų tik. Kuri ir važiuoji. Tai tuomet norėčiau paklausti, kas turi būti modifikuota, kas turi būti padaryta, kad automobilis atitiktų visus reikalavimus būtent drifto trasoje? Būtent kas yra optimaliausias variantas? Optimaliausias tu kalbė apie visą mašiną? Taip, apie visą mašiną. Nu, tai pirmo atveju, kad manau saugumas yra, susidės lankus, sėdynės, tai variklis pagal galimybės, kaip kas ką, ir reikia pakabą modifikuoti. Nu, ta prasme, išvirtimai, suvedimai ir taip toliau. Tarkim, kiek procentaliai lemia ar neefektyvumo automobilio, tarkim, važiuoklė ir variklis? Tarkim, į ką daugiausiai reikia kreipti dėmesį, kaip manai? Galbūt lengviau, tarkim, pradžiai pasidaryti važiuoklę, kad jinai, ta prasme, būtų tvarkinga ir viskas gerai, o tik paskui lįsti prie motoro, nes yra čia tų atvejų, mačiau, kur yra variklis, o nėra važiuoklis ir ten bilė kas darosi. Ten guminės, tarkosi po visą trasą, kur nori. Tai kažkaip tuos dalykus matyti abudu kartu suderinti, kažkaip ir turi gauti gerai. Vėlgi, sėdime tikrai nuostabioje aplinkoje, pirmą kartą tokiam garaže, tai jūsų komanda, ar ne? Ko užsiminėjot, nes matome ne tik drifto bolidus, ar ne? Ten tau tiesiai už nugaros irgi įdomus projektas kažkoks grėsia. Ką jūs čia veikiat? Nu, bandom konstruoti sportinės mašinas, bet, nu, taip, mes kiek čia turim. Žiedas pas mumis, driftas, dragas, viskas kaip šnekėjome skyrus ralį. O, nu, yra ir gatvinių projektų, aišku, neatsisakom ir tų paprastų mašinų būna, paprašo žmonės paremontuoti. Taip, liaudiškai pasakus, visas pragyvenimas yra tai, ką mes čia matom, ar ne? Nu, šiuo metu yra taip. Kiekvienoje laidoje turiu tradicinį klausimą. Vėlgi, procentaliai paimkime, ar ne, 100%. Ir kiek procentų priklauso nuo vairuotojo ir kiek procentų priklauso nuo technikos, tavo manymu? Aš manau, 70% nuo vairuotojo bus, o 30% nuo mašinos. Kodėl? Tai ta mašina gali būti labai stipriai paruošta ir tu gali nesugebėti jos pavairuoti. Aš galbūt nenorėčiau įvardinti konkrečiai, bet užsienį tam pačiam Rytų Europos čempionate tai esu matęs taip, kad mašina tikrai ten yra tiek pinigų įdėta jai, bet jinai visiškai nevažiuoja, nes driveris jos paprasčiausiai net nesugeba sugauti. Jis važiuoja, aišku, stengiasi, po biškį tobulėja labai lėtai, bet matosi, kad jam yra sunku tai padaryti. Vėlgi, iš trumpo tavo interviu iš Rytų Europos drifto čempionato, tu pradėjai dalinti patarimus naujiesiams mūsų ar ne drifteriams, būtent street klasiai. Tai gal plačiau papasakok, ką jie turi daryti. Tiesiog, kur jie turi treniruotis, kiek jie turi treniruotis, nežinau, ar pradžiai techniką turėti tiesiog. Aš galbūt pasakysiu, anksčiau, kai aš pradėjau, atsimenu, man kas daugiausia patirties davė, tai atsimenu, kai
liaudiškai tariant, brūžinom tas aikštelės, tai viskas buvo gerai. Atrodo, viskas čia gerai ir porinį galėjo suvažiuoti ir viskas, bet kai nuvažiavome iki Dainius į greitą trasą, kur greitis prasideda dar daugiau negu ten 120, tarkim, tai atsimenu, pirmą kartą toks jausmas buvo, kad aš atrodo pirmą kartą sėdžiu mašinoje ir bandau užtraukti rankinį, nes visiškai nesorientuoju, kas vyksta. Tai va, kai buvo pirmas tas pastryt Kėdainiuose, tai labai, manau, gerai jaunai hebrai visai pasimokinti, nes tas tobulėjimas, manau, vyksta, kai yra truputį greičiau negu aikštelė, tarkim, išlipant iš ten 3-4 bėgio, va, kažkas po to, kad tik nežinau, kodėl jaunimas pats bijo važiuoti tas greitas ne aikštelės, o tarkim, va, tai aerodromus. Aš tai atsimenu, labai mielai būdavo, džiaugdavosi, kai būdavo Kėdainių treniruotė, taigi 4 bėgio statytis, labai smagu, išnaudoji inerciją, išmoksti visai kitaip, tada tose aikštelėse būna daug lengviau važiuoti. Bet nežinau, kažkaip, kiek pastebėjau, tai jau taip pribijau. Yra tikrai driverių, kurie mielai važiuoja. Rytų Europoje vienas jaunas va šiais metais iš Klaipėdos labai puikiai gerai suvažiavo, nebijau, tikrai važiuoja ir stengiasi ir viskas bus gerai. Tai praeitoj laidoje, kaip kalbėjom su Ignu ir Norbertu Daunoravičiais, tai Ignas pasakė, kad svarbiausia, sakau, kodėl pasiekė 3 vietą Ignui, ar ne? Sako, svarbiausia yra pamiršti baimę. Nes mažiausiai saugot automobilį, ar tai tiesa? Taip, bet aš tai pamirštu iki tam tikros ribos. Kartais suveikia vis tiek savisaugos instinktas, bet jis yra visiškai teisnusus. Dažniausiai, kai pakelia starto vėliavą, tai viską užmiršti, matai tiesiog priekį tave važiuojantį, tarkim, varžovą, priešininką ir savo automobilį. Viskas, daugiau nieko nematai. Dar šiek tiek apie komandą. Praeitais metais per apdovanojimų vakarą jūsų komanda gavo metų komandos vardą, ar ne? Kaip manai, kodėl? Galbūt dėl to, kad mes įsivedę savo tvarką. Iš mūsų yra visiškai disciplina, kiekviena žino savo darbą ir nieks nebūna, tarkim, tos vadinamos, jeigu kas nors atsitinka panikos ir taip toliau, kiekviena žino savo vietą, ką jis turi kur padaryti, ką jis apžiūrėti ir dėl to pas mus varžybos yra visiškai ramybė, groja muzika, visi atsipalaidavę, ramus ir dėl to matyti. O kiek žmonių važiuoja į tarkim, drifto varžybos iš jūsų komandos, tarkim, na, kokios tai yra pareigos ir už kiekvienas, už ką maždaug yra atsakingas? Pirmiausia, būna apie 5 žmonės, tai yra vienas vairuotojas, kuris nuveža mašiną visą su busu, su visko sukrautas. Yra tada komandos vadovas, kuris šnekasi su manim per racijas ir pasakoja ir klauso manęs, ką aš jaučiu, jeigu kas nors yra negerai. Ir yra 3 mechanikai, kurie keičia ratus, apžiūri po kiekvieno, tarkim, kur didesnė pertrauka ir nieks neatsisukia ir viskas nieks nesulinkia. Tai mes dažniausiai 5 atvažiuojam be mane. Labai įdomu, sakai, kad yra komandos vadovas, tai vis dėlto turit racijas irgi, ar ne, šalmuose, bet važiavimas trunka daugiausiai, nežinau, galbūt 40 sekundžių, ar ne, galbūt dar mažiau. Ką spėja pasakyti per raciją? Ar tiesiog pasako, ką blogai padarėjai ir tiesiog atkito važiavimo? Kaip viskas vyksta? Tai dažniausiai būna, kai važinėjai, dabar treniruojasi, negali visų konkurentų, tarkim, tai pastebėti, tai stengiasi prieš startą papasakoti, kaip jisai važiuoja, kad tu daug maž įsivaizduotum. Tada pravažiuoji, pasako, ką aš blogai padariau, ką jisai padarė, kas turi pranašumą, tarkim, ir tada tas kitas važiavimas tavo sprendės, ar tu turi šiek tiek atsileisti, kad būtų ramiai pravažiuoti, tiesiog ar turi jį užspausti, kad užtvirtinti tą, tarkim, savo laimėjimą. Ir yra gerai tai, kad, pavyzdžiui, kad tada Kaune ar dar kur nors nutrūksta pusašis ir komanda nemato, kas yra, tai aš per raciją pasakau, jausdamas, kad tai yra pusašis, tai tik atvažiuoju, jau viskas būna paruošta ir ten 5 minutės viską pakeičia ir vėl tada važiuoju. Net nereikia iš mašinos išlipti. Tai sakai, kad, tarkim, tose varžybose, kaip minėjai, tai yra tokia kažkokia tai strategija. Jeigu, tarkim, tu turi pranašumą, ar ne, ir antram važiavime jau tu važiuoji atsargiau tiesiog, kad nesuklystum, tarkim, kažkokia tai strategija vyksta vis tiek. Vyksta, bet kartais būna nepaklausau, paskui gaunu labai daug velnių už tai. Nes būna vėl pakartojama ir taip toliau. Kam padėkotum, kad esi trasoje, kad važiuoji? Manau, tai pagrindinis, kam reikėtų padėkoti, tai rėmėjams, nes be kurių tik neįmanoma būtų suvažiuoti. Labai mums stipriai padėjo visai savo komandai, manau, ir šeimai. Supratau. Tai ačiū tau už pokalbį. Pasimatysim Drift arenai. Gerai. O visiems žiūrėjusiems norėčiau palinkėti gražaus šeštadienio ryto. Susitiksime po savaitės.